Mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandieną norėčiau su jumis pasikalbėti apie du būdus arba du kelius, kaip galima tapti aktoriumi. Tai klasikinis variantas, ilgai buvęs Lietuvoje, tai tiesiog reikia stoti į vaidybos vieną arba kitą mokyklą, mokytis 3-4 ar ten, jeigu magistratūra daugiau metų, ir jūs gaunate aktoriaus kvalifikaciją. Šis kelias buvo ilgą laiką labai sėkmingas ir buvo labai naudingas, todėl kad pagrindinai buvo repertuarinis teatras. Tai yra, buvo teatrai, kuriuose buvo repertuaras, reikalingi buvo pastoviai dirbantis aktoriai, kurie gaudavo pastoviai atlyginimą, žinoma, dar už vaidmenis, kuriuos sukurdavo. Bet situacija po truputį keičiasi ir čia jau tikriausiai girdėjote, kad eina kalbos apie tai, kad norėtų visgi, kad būtų sutartis arba vadinamas kontraktas pasirašomas kažkokiam trumpam periodui arba kitas variantas konkrečiam vienam spektakliui. Tai dabartiniai situacijai gaunasi taip, kad aktoriai baigė, daleiskim, aukštąją kokią nors vieną iš mokyklų, gauna vaidybos kvalifikaciją ir realiai vieni vaidina, o kiti ir negauna to darbo. Ir tiesiog mėnesiais jie niekur nevaidina. Tai šis kelias šiuo metu yra problematiškas, bet yra antras kelias, kurio pagalba gali žmogus irgi tapti aktoriumi, bet jis turi atlikti tam tikrus žingsnius. Tai pirmiausia, pirmas žingsnis, jis aiškiai supras, kad jis nori vaidinti. Kaip ir sporte, pavyzdžiui, jeigu plaukikas, jisai ką daro? Jisai plaukia, taip, imtynininkas imtyniauja, aktorius turi vaidinti. Žinoma, kaip ir plaukikas, jis ten atlieka lankstumo pratimus, dirba su svoriais, bet jo pagrindinis darbas yra plaukti, taip, tai tas pats kaip aktoriui, tai pagrindinis darbas yra vaidinti. Todėl jis gali, pavyzdžiui, neturėdamas vaidmenų, jis gali ten užsiiminėti sceninės kalbos, sceninio judesio kažkokiais užsiėmimais, bet jis nedaro pagrindinio dalyko, jisai nekuria vaidmens ir tokiu būdu jisai ten mėnesiais nekurdamas vaidmens, jis tiesiog praranda kvalifikaciją ir jam paskui kažką tai daryti yra pakankamai sudėtinga. Toliau, antras yra žingsnis, tai yra tiesiog ieškoti vaidmenų. Tai pagrindinis dalykas, tai yra irgi du variantai. Tai pirmas yra dalyvauti įvairiuose atrankose, tai vadinamuose castinguose, kurių metu gali pabandyti papulti į spektaklį, gali pabandyti papulti į kokį nors kino filmą arba serialą ir pabandyti ten suvaidinti kažkokį vieną, kaip sakoma, vaidmenį. Antras variantas, jeigu šiuo metu nėra castingų, reikia eiti mokytis į centrą, kuriame tu galėtum kurti pastoviai vaidmenis ir kaip sakant, save treniruoti toje veikloje, kur yra tavo pagrindinė. Trečias žingsnis tai yra ruoštis atrankoms, nes gali gautis tokia nelabai maloni situacija, kad kaip pavyzdys yra kažkoks projektas, tu liktai norėtum jame dalyvauti, bet tu ten 3-4-5 mėnesius tu nieko nedarei, tu nesiruoši tam vaidmeniui, tu nevaikščiai pastoviai kažkokius užsiėmimus. Aš suprantu, ten tu gali kažkokiais, kaip ir minėjau anksčiau, užsiimti kažkokiais, ten nežinau, šokio elementais, ant sceninio judesio, dar kažkokiais dalykais, bet tai nėra tai. Plaukikas turi plaukti, aktorius turi vaidminti. Tai todėl tas pastovus pasiruošimas vaidmeniu ir vaidmens ruošimas, išėjimas vaidinti, jisai yra labai svarbus, netgi jeigu tu nedalyvauji jokiam castingė. Ir čia gali gautis tokia uždara situacija. Tu nepasiruošęs, ateini į castingą, negauni vaidmens, nevaidini kažkokiam projektą, kuris ten trunka mėnesį, 2-3, tai tavo kvalifikacija dar ir tampa per tą laiką žemesnė, vėl nepasiruošęs ateini, vėl nelaim nieko, negali papulti, na ir kaip sakoma, ir pradėti vaidinti. Ir toks gaunasi uždaras ratas, kad paskui tie aktoriai, kurie nedirba, jie tiesiog, kaip sakoma, po truputį praranda savo kvalifikaciją. Toliau, tai ką daryti? Reikia susirasti tokį centrą, kuriame yra ruošiami ne tai, kad praleis kažkokius užsiėmimus, nes, pavyzdžiui, vaidybos galima mokintis, vienas iš variantų toks paplitęs, tai yra tiesiog dažniausiai tai čia rugsėjo-spalio mėnesį prasideda kokie nors vaidybos kursai, kurių metu aktoriai vaidinami sceninės kalbos, vaidybos, vienos arba kitos mokyklos, šokio elementų, na ir tenai kažkur tai gegužės birželio mėnesį jie suvaidina kokį nors vieną vaidmenį ir viskas to baigėsi. Bet visą tą laiką jie užsiiminėja tiesiog ne to, kas yra pagrindinis. Ir antras variantas yra mokymosi, kada yra labai griežtai mėnesių laiko duodama aktoriui
galimybę paruošti vaidmenį ir gale mėnesio spektaklis. Esminis dalykas yra tame, kad visi kiti elementai yra tik tai skirti tam, kad aktorius galėtų pasiruošti šitam vaidmeniu. Tai ten šokio elementai, scenio judesio elementai, ten vaidybos, jie yra tik tai naudojami tam, kad galima būtų paruošti vaidmenį konkretų. Ir svarbiausia, kiekvieną mėnesį jis turi sukurti naują vaidmenį ir eiti vaidinti spektaklį, kad jis neprarastų kvalifikacijos. Ir tai gali daryti nebūtinai žmogus, kuris baigia vaidybos vieną arba kitą mokyklą, nebūtinai jis ten turi būti profesionaliai, turėti profesionalų vaidybos išsilavinimą. Jis tiesiog gali sistemingai mokindamasis vieną vaidmenį, paruošdamas antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, pasiruošti castingams, pasiruošti atrankoms ir ko gero visai daug šansų, kad jisai papuls į jį. Nes tiesiog pastovus darbas ties vaidmeniu paruošia žmogų, kad jis galėtų kažkur tai dalyvauti. Tai šiuo metu toksai centras yra, tai yra mokslinis sociokultūrinis centras edukologija kultūrai, kartu su postproceso teatru ruošia tokius kursus, kurių metu yra per vieną mėnesį žmogus atėjęs, ar jisai profesionalus aktorius ar neprofesionalus aktorius, jis yra paruošiamas konkrečiam vaidmeniui. Mėnesį laiko yra dirbama tik tai, kas yra reikalinga šiuo metu tam vaidmeniui atlikti. Kaip pavyzdys, pirmas projektas prasideda, jau pirmosios repeticijos prasidės rugpjūčio 29, 30, 31 dieną, 17 val. Ir bus jau konkretus vaidmenys, kurie bus padalinti tiems, kurie norės tame dalyvauti. Ir aktorius iš pat pradžių žinos, kad jam už mėnesio reikia išeiti sceną ir jis turi tam ruoštis. Ir tas pasiruošimas, jis bus viena dalis, tai yra, aišku, bus mokinama vaidybos tam tikros mokyklos, tai yra sąmonės patirties vaidybos mokykla, jinai sudeda iš tam tikrų elementų, kaip aktorių pakankamai greitai ir tiksliai paruošti vaidmenį. Taip pat bus mokinami gaga dance, gaga šokio elementų, kurie bus naudojami kuriant vaidmenį, sceninis judesys, sceninė kalba ir daugybė kitų elementų, bet viskas labai sukoncentruota į vaidmenį. Projektas šitas konkretus, jis prasideda rugpjūčio, kaip ir minėjau, pabaigoje ir baigėsi spalio pačioj pradžioje. Po to projektas yra suvaidinami spektakliai, projektas susidaro ir prasideda naujas projektas. Ir taip aktorius, jeigu jisai nori, jisai gali dalyvauti tik tai vienam projektą mėnesį laiko, jis gali pastoviai dalyvauti įvairiuose projektuose, kurių yra tikslas pagrindinis paruošti spektaklį ir pats svarbiausias momentas paruošti gerai vaidmenį, kad tikrai galėtum pajausti, kad tu gali jį paruošti, nes yra įvairios mokyklos ir dar yra toks vienas elementas, kad yra daug įvairių vaidybos mokyklų, labai priklauso nuo režisieriaus, ko jisai nori. Todėl aktorius, jisai, pavyzdžiui, vieną mėnesį dirbdamas pagal ankstyvo Stanislavskio metodiką, arba vėlyvoje, arba pagal Michailą Čechovą, ar, kaip aš minėjau, sąmonės patirties vaidybos mokyklą, jisai gali išbandyti įvairius variantus, kaip ruošti vaidmenį. Ir tokiu būdu jisai save treniruoja, ruošia ir gali pasiekti tikrai kažkokių gerų rezultatų. Tai šita pradžia, jinai bus labai paprasta. Spektaklis vadinsis Ofelijos, kviečiamos aktorės nuo 16 metų iki 70, gali būti profesionalios ir neprofesionalios aktorės. Ir pagrindinis dalykas, kad visos jos gaus vaidmenį. Spektaklis yra taip sugalvotas, kad visos gautų vaidmenį ir kad visos galėtų vaidinti tame spektaklyje. Svarbiausias momentas yra tą mėnesį tikrai gerai dirbti, maksimaliai kiek išeina, kad pasiekti rezultatus. Iš karto noriu pasakyti, kad tie kursai yra nemokami, tai yra tiesiog galimybė gauti edukologinę programą ir sudalyvauti spektaklį, o įsipareigojimas centrui jis yra labai paprastas. Tiesiog turi dalyviai, kurie dalyvaus, jie dalyvaus liktai aprobuojant naujas metodikas mokymo ir pats svarbiausias, jis turės dalyvauti spektaklį. Ir po to mūsų liktai tas susitarimas baigėsi ir jeigu jis norės, jis galės tęsti sekančiam projektui savo mokymasi, o jeigu nenorės, jis tiesiog galės užsiimti kažkuo tai kitu. Todėl noriu pasakyti, kad nebūtinai yra baigti aukštąją kokią mokyklą, tu gali pastoviai kiekvieną mėnesį, metai iš metų, ruošdamas vaidmenis, gali pasiruošti taip, kad anksčiau ir vėliau tu praeisi atranką
ir vaidinsi galbūt vienam arba kitam komerciniam, gal ir nebūtinai, gal eksperimentiniam, vienam arba kitam spektaklį, kino filmą arba serialį. Tai tie, kurie suinteresuoti, ateikit ir bandykime mokytis kartu. Sėkmės visiems ir iki susitikimų.